Hello everybody, my name is Signe Nigale. I'm the head of communication and international relations of Rail Baltica joint venture RB Rail, and I'm very happy to open today's Rail Baltic seminar, which will be dedicated to updating on the global project progress in 2024, as well as inform on the engagement opportunities for both our existing and future suppliers. So before we start, I just want to explain a bit today's program. So it will be a 4 hours long session with our key experts, both coming from the joint venture RB Rail, but also national implementing bodies. We do have quite a coherent and also but at the same time quite diverse program. We want to focus on different opportunities through procurement, as well as where the project is going, national country specifics, as well as sustainability, which is of course the area as well for Rail Baltica global project. And I would like to remind that we do expect that those who have registered, which is more than 300 people, and thank you for your interest, but also those who are newcomers and just joining in are very welcome to be active. Iš tikrųjų, labai pakviesiu visus būti aktyviems, klausti klausimus. Ir vienas iš būdų yra internetinė platforma slido.com. Galite tai padaryti ir per Google. Ir būtent ten jūs galite paklausti klausimus, į kuriuos gausite atsakymus. Jeigu negalėsime atsakyti iš karto, mes tikrai juos vėliau paskelbsime internete, savo svetainėje. Na, o dabar aš norėčiau tiesiog tęsti ir labai džiaugiuosi galėtume pristatyti Kristiną Malnačią, kuri yra RB Rail strategijos ir ekonomikos departamento vadovė. Taigi, Kristina, žodis jums. Dėkoju, Signe, labą dieną visiems dalyvaujantiems mūsų webinare. Visų pirma, norėčiau pristatyti jums tiesiog bendrą mūsų projekto pažangą, kur mes dabar esame šiandieną. Ir tiesiog priminsiu jums, kad Rail Baltica yra didelis infrastruktūros projektas, kurį mes projektuojame kaip 3 Baltijos valstybių teritorijomis einantį geležinkelio tinklą, liniją. Ir tai yra dalis TEN-T koridoriaus, kurio dėka turėsime jungti su Europos pagrindinė geležinkelio linija, geležinkelio tinklu iki 2030 metų. Ir tikslas yra, kad geležinkelio linija, kaip sakiau, veiktų iki 30 metų. Rail Baltica mes įgyvendiname kaip strateginį transporto jungtį, kuri yra nepaprastai svarbi 3 Baltijos